Įdomus dalykas tas, kad jokiose dėrybose nedalyvavo Autrolio valdybos pirmininkas Šarūnas Šiugžda. Ne tik dėrybose, bet ir į tarybos komitetus kviečiamas nepasirodė. Tarybos narė Jūratė Matekonienė. Mes paprasčiausiai pamatę, kokia situacija yra Kaune su visais šitais streikais ir su konfliktu, mes komitete nutarėm pasikviesti valdybą ir profsąjungą, va tas dvi konfliktuojančias pusės, nes direktorius yra naujas, jo tie pasisakymai, aš supratau iš jo to žiniasklaidoje pasakytų dalykų, kad jis dar nelabai supranta šitos situacijos, kaip naujas žmogus. Todėl valdyba iš esmės yra tai, kas nusako, ką daryti administracijos direktoriui. Tai mums reikėjo to pirminio elemento valdymo, kad jie pasakytų, kaip jie žiūri į šitą visą situaciją. Ir tada susidūriau su tokia labai keistu atveju, kad man paskambino valdybos pirmininkas ponas Šiugžda Šarūnas ir jis pasakė, žinot, aš į tą posėdį neatvyksiu, aš nenoriu dalyvauti tuose cirkuose. Ar atvyko kiti valdybos nariai? Mūsų buvo rugpjūčio 31 posėdis. Iki šito laiko tikrai nedalyvavo. Gal po mūsų rašto, va šitokio, kur aš paprašiau, kad būtų supažintinami visi tarybos nariai su mūsų išvada. Tai aš, kiek girdėjau, dabar jau yra ir pas vicemerą jau buvo sukviesta ir netgi į frakciją jau ir ponas Šiugžda teikėsi atvažiuoti. Autrolio valdybos nariai ir pirmininkas dažnai keičiasi. Ar tarybos nariai įtraukti į šį procesą? Čia ir yra visa bėda, kad aš dar tada taryboje nebuvau, bet matyt, suprantat, šitas klausimas taip labai švelniai buvo toks pateikta, kad valdybos narius tvirtina įsakymo administracijos direktorius. Galbūt tikslas buvo ir kilnus, kad taryba tiesiog neužversti tokiais administraciniais paprastais klausimais. Bet dabar mes pasiprašę irgi turim, dar reikia čia labai gerai išsinagrinėti, tokių duomenų apie tai, kiek nuo kadencijos šitos savivaldybės tarybos kadencijos pradžios tada buvo patvirtintos valdybos. Taip, kiek jos pasikeitė. Tai žinot, kai pasižiūri kitose, nuliko vienas narys ir visi taip labai ramiai, gražiai pakeisti. Tai šitaip daryti negalima, nes suprantat, valdymas yra mokslas ir yra gana aukšto lygio reikalinga žmonės, kad priimtų sprendimus. Čia nereikia patikimų žmonių. Čia nereikia tokių, kurie, kaip sako, žinot, eitų, pritartų, rankutėm paplotų ar ką nors. Čia reikia, kad galva turėtų. Apie Autrolio profsąjungos dėrybas su savivaldybės atstovais informuosime kituose reportažuose. Solveiga Firantinė ir Emilis Šimkus.